Hei, sveiki visi! Šiame kanale mano pirmas video ir aš planuoju šiame kanale kelti video su lėlytės drabužėliais, pagamintais iš įvairių medžiagėlių ir įvairių dalykėlių. Tai čia turiu Barbę, kuri truputėlį lanksto rankas per riešus, per alkūnes ir kojas lankstosi. Ir ji dabar vilki suknelę pagamintą iš maikutės medžiagėlės ir užrašau iš juostelės tokį kaspiną. Yra pagaminama labai paprastai, tai reikia tik senos maikutės, žirklių ir kaspino. Juostelės tai yra. Ir padariau jai tokį lankelį iš gumytės, priklijavusi tokius bumbuliukus. Tai galėsiu parodyti. Ir antra lėlytė vilki iš kojinės padarytą maikutę. Ir toks sijonas padarytas iš plaukų juostos, tik plaukų ta juosta tokia storelesnė. Ši nelanksta taip rankų, vargšė neturi vieno piršto. Bet ir dar turiu pagaminusi tokį štai iš kojinės tokį komplekčiuką, kaip kelnytės ir tokia maikytė be rankovių. Kitas komplekčiukas pagamintas iš plaukų juostos, tai yra maikytė tokia su rankovėmis, čia truputėlį toks statokas viršus, aišku, gražiau ant lėlytės atrodo ir kelnytės tokios. Ir dar turiu pagaminus iš vaikiškos kojinės kepurę. Štai tokią ir tokią kepurytę, kur daug kas matėte Facebook'e. Su kasytėm ir su bumbuliukais. Toliau tokį kaspinuką. Čia irgi kaip lankelis yra lėlytei. Toliau dar tokią kepurytę, truputėlį tokia glotnesnė. Ir tokią lankelį padarytą iš juostelių. Ir dar yra kitų drabužėlių, kuriuos ne visus rodau. Tai parodysiu, kaip juos pasigaminti. Tikiuosi prenumeruosite mano šį naująjį kanalą. Ir laikinkit, subscribinkit, komentuokit. Ir laukit video. Ir sakau iki. Bye bye.